Kitas eilėraštis vadinasi Išdaužos. Šį eilėraštį nusprendžiau parašyti tik dėl to, nes ryte per radiją išgirdau žodį išdaužos, kuris man pasirodė retas ir turbūt mažai kam girdėtas. Šį eilėraštį nusprendžiau parašyti, nes tik eilėraštyje su savimi galiu elgtis taip, kaip iš tiesų noriu, o po to pasiteisinti, kad čia tik eilėraštis, kurį nusprendžiau parašyti tik dėl to, nes negirdėtas tuomet pasirodė tas žodis, nes labai norėčiau rašyti niekam nežinomais žodžiais ir žmonės tada kalbėtų, kad jie nieko nesupranta, kad šiais laikais nieko nebeįmanoma suprasti. Šį eilėraštį parašiau, nes žinojau, ką noriu parašyti, nes 3 dienas ėjo kažkoks rautas, kažkokie keisti žodžiai ir kai per radiją išgirdau, kad yra duobės, įtrūkiai, įgriuvos, bet yra ir išdaužos, supratau, kad neberašysiu jokios poezijos, kad pavargau apgaudinėti, kad imsiu ir išsidaušiu dabar iš visko. Šį eilėraštį parašiau, nes 3 dienas jaučiausi tau nereikalingas, nes esu mažas šudukas prilipęs prie tavo batų, kai tu nurausti, kad čia tikrai ne tu smirdi ir aš tam nesipriešinu, nes nusprendžiau parašyti šitą eilėraštį, ne eilėraštį, ir kai jį parašiau, labai apsidžiaugiau, kad tokia nesąmonė išėjo, kad žmonės juoksis ir tada nebūsiu toks mažas silpnas šudukas ir daugiau niekada iš savęs nesijuoksiu, daugiau niekada iš savęs neverksiu. Ačiū Jums. Ačiū Mindaugui Nastaravičiui. Išties atėjo laikas